Dažnai pasirodo, kad genialūs dalykai iš tiesų yra visiškai paprasti. Apie tai ir šis mūsų siužetas. Kalbėsime apie tai, jog šiek tiek pakeitus savo mitybą mes galime užbėgti už akių labai rimtiems susirgimams. Ir tai padaryti reikėtų kiek galima greičiau. Širdis plaka ir rodos viskas gerai. Tačiau Lietuvoje kritinis lygis jau pasiektas. Nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje kasmet miršta beveik 24 000 žmonių. Tai yra kas antra mirties priežastis. Aš akcentuočiau turbūt visų pirmiausia kraujospūdį, arterinė hipertenzija. Arterinės hipertenzijos normatyvus, kraujospūdžio normatyvus. Reguliariai lankytis pas gydytoją arba netgi turėti kraujospūdžio aparatą namuose. Ir dar kartą noriu priminti, kad kraujospūdis normalus laikomas iki 140 ir 90, idealų 120 ir 80, tačiau, aišku, vyresnio amžiaus žmonėms žemas kraujospūdis būna žymiai rečiau negu jaunesniems. Su amžiumi standėja kraujagyslės. Ir tai yra priežastis to, kad didėja viršutinis arba sistolinis kraujospūdis. Ir kuo vyresnis žmogus, tuo didesnis tarpas tarp viršutinio kraujospūdžio ir apatinio, taip vadinamas pulsinis kraujospūdis. Ir tai pagrindinė dalimi yra susijęs su kraujagyslių standėjimu. Aterosklerozė tai nepastebimai prasidedantis ir laipsniškai besivystantis arterijų standėjimo bei siaurėjimo procesas. Jis ilgas ir sudėtingas, gali prasidėti jaunystėje ir nebyliai trukti 10 metų. Pradinėse stadijose žmogus nieko blogo nejaučia. Į gydytoją kreipiamasi tik tada, kai procesas jau toli pažengęs. Dažnai liga apie save praneša netikėtai – krūtinės angina, miokardo infarktų, galvos smegenų insultų, kojų skausmais ar gangrena, net staigia mirtimi. Ligos paūmėjimus dažniausiai lemia aterosklerozinės plokštelės plyšimas ir kraujo tėkmę trikdančio krešulio trombo susidarimas. Todėl kiekvieno mūsų tikslas yra kuo ilgiau išlaikyti sveikas kraujagyslės. Kraujagyslių sveikata yra mūsų ilgamžiškumo laidas, yra mūsų visų organų gero funkcionavimo laidas. Nuo kraujagyslių gebėjimo laiku išsiplėsti ir jų geros būklės priklauso tiek smegenų veikla, tiek ir širdies veikla, tiek ir inkstų ir kepenų veikla ir taip toliau, ir taip toliau. Išlaikyti švarias kraujagyslės, tai reiškia, kad išvengti įvairiausių ligų ir visų pirmiausia širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, o iš šios sistemos svarbiausias organas be abejo yra širdis. Daugelis mano, kad insultas ar infarktas dažniausiai drioksteli lyg perkūnas iš giedro dangaus. Tačiau ar dažnai susimąstome, kad sveiką širdį galima išsaugoti tik pakoregavę mitybą? Dažnas lietuvis valgo riebų ir kaloringą, bet mažai vitaminų ir kitokių organizmai būtinų medžiagų turinti maistą. Mitybos specialistai žuvį ir kitas jūros gėrybės rekomenduoja valgyti 2 kartus per savaitę ar dažniau. Per dieną suaugusiam žmogui rekomenduojama suvalgyti 200 gramų žuvies. Tačiau žuvies mūsų krašte valgoma toli gražu nepakankamai. Dėmesio! Praėjusio amžiaus pabaigoje atlikti tyrimai parodė, jog 1 gramas žuvų taukų kasdien perpus sumažina infarkto riziką. Kitas tyrimas, atliktas Japonijoje, rodo, kad nuolat vartojantis žuvų taukus žmogus turi žymiai didesnę tikimybę išlikti gyvas po infarkto. Deja, negyvename Norvegijoje, kur žvejyba žmonėms yra įaugusi į kraują, o ir tokių žuvų Lietuvos telkiniuose nėra daug. Be to, kasdien valgyti, kad ir kaip gardžiai pagamintas menkių kepenėles, įgris ir nebegalėsime pakęsti net žuvies kvapo. Ką daryti? Nesuvalgius reikiamo žuvies kiekio kasdien, vienas iš pagalbos būdų žmogui gali būti omega-3 riebiosios rūgštys. Lietuvos vaistinėse yra labai platus žuvų taukų preparatų pasirinkimas. Todėl galima rinktis ir pagal koncentraciją, pagal žuvies taukų grinumą, pagal tai, iš ko gaunami tie žuvų taukai, pagal kainą bei pritaikymą. Aišku, dar reikia pasirinkti pagal tai, kad yra įvairių formų. Tai yra ir skystų formų, ir kapsuliuotų formų žuvies taukų preparatų. Šiandien norėčiau priminti, kokius mes galėtume pasirinkti žuvies taukų preparatus iš Vitafors produktų linijos.
Jie pasižymi tuo, kad jie yra grini, padaryti pagal geros medicinos praktikos gamybos reikalavimus, jie gaunami yra iš menkių kepenų aliejaus. Kuogi jie ypatingi? Ypatingi jie tuo, kad jų koncentracija yra didelė, priimtina kaina, gera kokybė, kadangi visi Vitaforce linijos preparatai yra gaminami GMP standartais laikantis, tai reiškia geros medicinos praktikos standartais. Ir norėčiau pabrėžti, kad Vitaforce firmos žuvies taukai mes galime rinktis iš 3 preparatų. Tai yra omega-3, tai yra omega-3 plus žuvies taukai bei norvegiški žuvies taukai. Omega-3 tai yra preparatas, kuriame yra standartizuotos, koncentruotos riebiųjų rūgščių omega-3 rūgštys. Tai yra eikozapentaeno bei dokozaheksaeno riebiosios rūgštys, kurios būtent reikalingos yra galbūt vidutiniam bei vyresniame amžiuje. Omega-3 plus žuvies taukai tai yra tos pačios riebiosios omega-3 rūgštys, bei šalia yra vitaminas A ir D. Norėčiau dar pasakyti, kad omega-3 rūgštys, tos riebiosios rūgštys, išlaiko savo savybės dėka to, kad šalia jų yra vitaminas E, kuris stabilizuoja ir neleidžia joms suskilti. Dabar dar trečias produktas Vitaforce'ų, tai yra norvegiški žuvies taukai, kurių sudėtyje yra vitaminas A, vitaminas D bei vitaminas E, bei šalia yra šiek tiek omega-3 rūgščių. Žodžiu, kiekvienas žmogus turėtų savo pagalvoti, kokie žuvies preparatai jam geriausiai tiktų ir pasirinkti iš šių Vitaforce linijos produktų. Ir dar kartą norėčiau priminti, kad būtent tai yra koncentruoti žuvies preparatai, kurių reikia visiškai nedaug, vienos kapsulės į dieną užtenka, todėl kadangi buteliuke yra 60 kapsulių, tai jums jo užteks ilgesniam laikui.